Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie tai, ką daryti, jeigu tavo naujokas, kurį užregistravai į komandą, atsisako naudotis tavo kompanijos sistema, atsisako dirbti pagal sistemą, kurią dirbi tu, tavo lyderiai, tavo visa komanda. Taip, reiškia, atsisako dirbti taip, kaip tu rekomenduoji, atsisako naudotis tavo metodais, o nori dirbti pagal save, kaip jie sugalvojo patys. Taip, duosiu tau labai gerą patarimą. Taigi, jeigu žiūri šį video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus, norėčiau pasakyti tau labas. Na ir žinoma, jeigu gausi iš šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų. Taigi, laikas nuo laiko taip įvyksta, kai mes užregistruojam naują komandos narį, mes sakom, na, tai mūsų komandoje mes dirbam taip ir taip ir taip. Ir va, rekomenduojam daryti tokius ir tokius veiksmus, tokiu ir tokiu būdu. Ir tas naujokas sako, oi, nu, aš suprantu, kad tu čia sakai, bet, žodžiu, aš dirbsiu pagal save. Aš žodžiu, noriu dirbti taip, kaip aš noriu dirbti. Ir kartais tai yra dėl to, kad tas žmogus galbūt kažkur kitur yra dirbęs, arba kažkokios verslo patirties turi ar panašiai, arba tiesiog šiaip labai nepriklausomas ir nori dirbti pagal save ar panašiai. Taip? Ir iš vienos pusės tinklinis marketingas yra, kaip sakant, verslas. Taip, dėl to kiekvienas žmogus čia yra nepriklausomas verslo partneris ir nei tu esi kam viršininkas, nei kažkas kitas yra tau viršininkas. Taip, ir realiai žmogus prisijungęs prie tavo verslo gali daryti, ką tik tai nori. Taip, jisai neprivalo dirbti taip, kaip tu jam sakai, ar klausyti tavęs ar panašiai. Taip, bet tai pasakius, labai dažnai žmonės, kurie ateina į tinklinio marketingo verslą ir nedirba pagal sistemą, kuri yra jau sukurta ir patikrinta, taip, būtent nedaro tų veiksmų, kurios rekomenduoja lyderiai, kurie jau turi patirtį ir yra gavę rezultatą, dažnai toks žmogus negaus rezultato. Ir kai negaus rezultato, ar tas žmogus sakys, o taip, čia buvo mano kaltė, nes aš nedariau, ką man liepia daryti mano lyderis ir dėl to negavau rezultato. Žinoma, ne. Sakys, čia bloga kompanija, čia blogi lyderiai, manęs neišmokė, ar panašiai. Dažniausiai žmogus apkaltins tave, tavo kompaniją ir panašiai. Taip, ir liksi kaltas tu ir tavo kompanija ir tavo produktas. Taip, todėl vienas dalykas, kuris labai padeda užbėgti tiems įvykiams už akių, kai tu būtent gauni tokį komandos narį, kuris nenori dirbti pagal tavo sistemą, o nori dirbti pagal savo sugalvotus būdus, yra pasakyti šitą sakinį. Viskas tvarkoj. Jeigu tu nori dirbti, Odeta, pagal save, pagal kaip tu nenori naudotis mūsų sistema, nėra problemos. Jeigu tu esi pasiruošusi ir tau viskas gerai, jeigu neuždirbsi pinigų pirmus metus. Tai žmogus bus, ką? Ne, aš noriu uždirbti pinigus per pirmus metus. Tada reikėtų, kad tu naudotumės mūsų sistema. Nes jeigu tu darysi, ką tu nori, aš negaliu garantuoti, kad tu gausi rezultatą. Aš nežinau būtent, ar tos strategijos, kurias tu naudosi, pasiteisins ir tau duos rezultatą. Mūsų strategijos, mūsų sistema yra jau patikrinta. Šimtai žmonių, tūkstančiai žmonių dirba būtent su šita sistema, darydami šitus veiksmus ir gauna rezultatą. Dėl to, jeigu darysi tai, ką aš tau sakau, ne dėl to, kad aš tau viršininkas, ne dėl to, kad aš čia tau kažkoks bosas, bet dėl to, kad man rūpi, kad tu gautum rezultatą, taip, nes aš esu tavo lyderis, jeigu darysi būtent seksi instrukcijų, ką aš rekomenduoju, yra šansas, kad tu gausi rezultatą kur kas greičiau. Jeigu tu darysi, ką tu nori ir dirbsi pagal save, turi būti pasiruošusi negauti rezultatų ir neuždirbti pinigų. Jeigu tau viskas tvarko neuždirbti pinigų, daryk kaip tu nori. Jeigu tu nori gauti rezultatą ir gauti jį greičiau, tada rekomenduoju naudotis mūsų sistema, nes jinai jau patikrinta ir žmonės, kurie dirba pagal šitą metodą, gauna rezultatą. Tokiu būdu tada būtent tas žmogus supranta riziką. Taip? Rizika nedaryti to, ką tu sakai. Rizika nebūti apmokomu. Taip? Nes buvimas apmokomu tai yra klausyti instrukcijų. Taip? Reiškia, dabar tas žmogus supranta kainą, jeigu aš neklausysiu to žmogaus instrukcijų, yra šansas, kad aš negausiu rezultato. Ir kai kurie vis tiek neklausys to instrukcijų. Bet tada, kai jie negaus rezultato, jie sakys, jinai man taip ir sakė, reikia grįžti atgal pas ją ir paprašyti, kad jinai vis dėlto mane pamokytų, kaip reikia dirbti. Taip? Ir tokiu būdu tu parodai, kad tu supranti, apie ką kalbi ir tokiu būdu, kaip sakant, tu apsidraudi save ir savo verslą, kad tas žmogus paskui nesakytų, čia aš negau rezultatą, nes kompanija bloga. Ne.
tu negavai rezultato, nes tu nusprendėjai būtent nesinaudoti mūsų sistema, o daryti kažką savarankiškai, kas nėra patikrinta. Taip, tada žmogus būtent labiau tai supras. Tai va, toks trumpas patarimas šiandien, tikiuosi, kad buvo naudinga. Na, o jeigu tu norėtum su manimi dirbti ateinančius 12 mėnesių asmeniškai, yra vienintelė programa, kuri vadinasi Deimantinis klubas, kurioje aš būtent 12 mėnesių dirbu su lyderiais individualiai, padedu jiems sukurti sistemą savo versle, padedu jiems tapti efektyvesniais, gauti geresnius rezultatus, taip pat turėti atskaitomybės partnerį, mane, kuriam jie atsiskaito būtent kiekvieną mėnesį už savo padarytus veiksmus ir rezultatus ir aptariame, kas nesiseka, kas sekasi, kaip pagerinti, kokias strategijas panaudoti ir panašiai. Jeigu norėtum dirbti su manimi asmeniškai, spausk nuorodą šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją apie Deimantinį klubą ir tada susimatysime jau Deimantinio klubo viduje. Geros dienos ir iki greito. Čiau, čiau. Viso. Iki.